Sveiki, mano vardas Vytenis Burokas. Esu menininkas, atvykęs į senai nepraktikuojamą mano kūrybinį, veikloj žanrą, plenerą. Tokia atviras kūrybinės dirbtuvės Lietuje, Kauno 8 forte. Mes taip mėgstam juokauti. Seniau labai svarbi buvo studija kaip vieta, dabar kaviniai gali tarsi atsisėsti ir visą dieną sėdėti ir skaičiamo studiją. Gali atsigult pievai, žiūrėti, debesėlis praplaukia ir generuoja idėjas, padeda matyti kažką, žinai, morfina į kažkokias formas. Bet gamtoj tokioj kaip, tai pleneras visai ką buvo susijęs su natūros kažkokiom studijom arba tokiu tapimu arba tokia impresionistinė tapyba, kur tu ateini kažkokių įspūdžių gaudyti toje aplinkoj. O kadangi kūrybos pobūdis šiek tiek kitoks, tai man visai smagu kažkaip prisiliesti prie to žanro, prie kurio senai jau nebuvau prisilietas. Tai čia toks. Jo labiau, kad šiandien tokioje esam archetipiniai labai vietoj, nes kažkuria prasme mes urve esam. Ir šiek tiek užsimam tokiu cave art, ne, tokiu urvų menu. Bet kas man ką tik šojo kaip tokia mintis į galvą, tai kad tai viena tokių archetipiškiausių žmonijos patirčių, per visą žmogaus raidą. Mes suprantam, kad čia fortifikacija yra, kad tai yra tunelių sistema gynybinė ir taip toliau, bet kažko čia yra esmingai panašaus į priebėgą nuo stichijų, nuo kažkokių tykančių pavojų ir tu įlendi į urvą ir susiduri su arkom, su tam tikrų įrėminimų gamtos, kuri iš urvo matosi, kaip šviesa tunelio gali. Ir ten lyja, o ant mūsų nelyja, bet kažko yra ir labai tokio tamsaus. Ir šviesaus, ir tamsaus, bet tas tamsa labiau gal susijus būtent su ta neprašyta pareiga visą laiką susidurti su žmoniją persekiojančiais reiškiniais, kaip karai ir kiti reiškiniai. Tai kad ir kaip mes čia bėgtumėm nuo to, vis tiek esam kariniam objekte. Mane asmeniškai tai įkvepia ir įkvepia tas, kaip čia pavadinti, ten būtų pavojinga sakyti, kad mane įkvėpė griuvėsiai, čia toks romantinio laikotarpio 19 amžiaus pasakymas, bet kita vertus, tai čia yra labai gerų tokių atsivėrusių sluoksnių, kai žmogaus veiklos, tam tikro laikinumo ir gamtos žmonių tokių didžiulių pastangų apsisaugot nuo kažko ir tų pastangų aptrupėjimo daug ženklų. Ir vietomis atsivėrė tie iškritę gabalai kažkokie, kurie atveria tokį konglomeratą tų visokių ten akmenų, betono, tam tikro jau nubyrėjusio. Vėl priartėja prie kažkokių gamtinių formų. Nors viskas buvo atveriama, organizuojama, kad išlaikytų arką ir sumūrytos plytos, bet jos jau betrupančios ir vietomis beveik jau vėl grįžta prie to urvo tokių formų. Darbuose tai čia, aš kaip sakau, ne kiekvienas šūvis turi būti taiklus, ne kiekvienas šūvis turi būti taikinį. Tai, man atrodo, kokių keletą piešinių, pirmas kokias 3 valandų, aš manau, gal aš vis niekam nerodysiu, bet jie labai padeda įeiti į tam tikrą režimą kažkokių vaizdų generavimo. Tai ir lūkestis, aš taip įsivaizduoju, kad ir tų, kurie žiūrėsi mūsų rezultatus, kad reikia imti domėn, kad čia yra daug tokio atsitiktinumo, eksperimento, labai drėgnos sąlygos ir tada norisi kažkaip tiesiog išsibandyti kažkokių naujų, nebūtinai technikų, bet tokio pažaisti su skirtingais siužetais, perėjom per tuos tunelius, ten įstrigo į atmintį keli užkabariai ir dabar aš bandau kažkaip ant lapo tuos pėdsakus palikti. Man tai čia labai rimta tema, aš taip nejuokauju tokiom temom. Pats iš sodybos atvažiavau ir gyvenu sodyboje ir sodininkauju, tai yra čia tų panašumų. Čia, man atrodo, bet kokią veiklą galima paversti tokiu kupina kūrybos. Ir sodininkystė, jeigu žiūri kaip į tokį žemės resursų ekstrahavimo ir pavertimo į agurką ir pomidorą formą, tai tada nežinau, kiek tai įdomu, bet jeigu tu stebi tuos reiškinius pakeliui ir matai, ką tu iš to gali pasisemti arba ten pasidalinti su kitais, tai tada man atrodo, kad labai daug bendro turi menininkai ir sodininkai.